Nu kon, mano sielų šeima, kad žiūrat šitą mano vidosiką. A jūs esat pasiruošę pristatyti ir priimti nežemiškas būtybės į mūsų visuomenį. Anei visą laiką buvo čia su mumis. Anei dabar jau neužilga pradės rodytis. Neužilga pradės matyti per žinias, kad tai ir tikra mūsų visų sąmonės kolektyvui bus tai aišku, nors ir didžioji dalis labai jau seniai turi kontaktų su tais nenoriu sakyti žmonėmis, nes mes esam realiai kaip rūšis žmonių, bet nėra tokie labai skirtingi nuo mūsų. Esmė tame, kad dabar šitie metai, 2026 metai yra metai, kai viskas, kas nesusilygin su kontaktu, viskas, kas nesusilygin su aukštu dažniu, viskas, kas nesusilygin su tiesa, viskas, kas nesusilygin su meile, išeis į paviršių. Visas paslaptis. Viskas, tos paslaptis būtent, nesakau, kad dabar paslaptis, kur sakys, o aš tau planuoju siurprizą gimtadienį progą padaryti ir va, tą paslaptį dabar turim, ne. Tos paslaptis, katros gali pakenkti kažkam, jeigu to neslaikysi, išeis į paviršių. Ir iš tikrųjų, dabar man darant šitą video, jeigu kas sekat, Epsteino failai išėjo šiandien. 2026 metai bus pilni visko, kas yra deklasifikuota. Viskas bus išmetama į paviršių. Viskas bus parodoma. Ruoškimės, leisk savo priimti meilę, leisk savo priimti tiesą, leisk savo priimti ir ruoštis, susipažinti su nežemiška būtybėm, katros mumis besąlygiškai myl, katros besąlygiškai nori mums padėti, katros labai stipriai laukia mūsų prisijungiant prie anų šeimos. Nes mes esam realiai genetiškai artimi su labai didelė dalim nežemiškų būtybių, katros iš tikrųjų dabar jau pradės rodytis mums. Ir mes esam šeima. Tai mes realiai sugrįžtam po šeimą, mes realiai sugrįžtam ten, kur ir mes turim būti. Tai yra kitas žingsnis mūsų evoliucijais. Nors ir kaip tavo galbūt gali atrodyti tai dabar negatyvu. Iš tiesų tai ir neįtikėtinai pozityvus pokyčiai ir neišvengiami. Tai priimk tai su meile, priimk juos su meile ir džiaugsmu ir pasitikėjimu.